o armonika vaitoja. Sukasi vėl sutartinių giesmė, liejasi vėl iš aukštai ten šviesos versmė. Aš noriu kaip garsas kyla ir į šitą tylą. Aš noriu kaip garsas kyla ir į šitą tylą. Dangus ir maros pusė keturių, norėtau nejaust, o ko tau jaučiu. Žodžiai pavirto nejaukiu tylu, ojoj, ojoj. Sveiki, brangus Joninių šventės dalyviai. Šiandien mes susirinkome ne tik švęsti Jonines, bet ir pasidžiaugti magišką vasaros trumpiausią naktim, kai visos mūsų svajonės ir norai gali išsipildyti. Tai metas, kai saulė aukščiausiai pakyla danguje, o mes žmonės atsigręžiam į senasias tradicijas, į ugnį, vandenį, žolynus ir vienas kitą. Tai šventė, kurie susipina šviesa ir paslaptis, tikėjimas ir viltis. Šią naktį ugnis šviečia ryškiausiai, o mūsų širdys, kaip ir papartis, atsiveria stebuklams ir norams. Brangus svečiai, kviečiame jūs pasimėgauti šventinėmis vaišėmis. Tai šventė, kurioje džiaugsimės ne tik šokiais, muzika, bet ir maistu. Kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš jos. Tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Prisisotinom taip stočiai, giros atsigėrim, atėjo laikas paklausyti ir muzikos. Pasitikime juos su džiaugsmu ir plojimais. Bandupiai! Tai ir pirmoji daina mūsų apie šventą Joną. Yeah.
loterija dabar. Labai mums. Numeris 26. Ačiū visiems, kurie dalyvavote bendruomenės loterijoje. Gerbiami šventės dalyviai. Vainikas tai ne tik gamtos grožis, bet ir simbolis meilės, vienybės, vilties ir neretai apsaugos nuo blogio. Kviečiame visus vaikus, tėvelius ir senelius prisijungti prie šios simboliškos veiklos. Žalias mūsų vainikėlis ir širdelė taip linksma. Žalias mūsų vainikėlis ir širdelė taip linksma. Žinom, kad esat irgi Jonukas. Dar turim jaunąjį Jonuką, kuris išlaikys mūsų kaime tradicijas, manau, tikrai ilgai. Rasim visi Joną šventą švęst. Paplojam visiems Jonams. Esame dėkingi, kad prisidedi prie šventės išsaugojimo prisiminimuose. Tikrai žinom, kad tai yra labai sunkus darbas. Lauksim gražaus rezultato filmukuose, nuotraukose. Paplojam Vytautui. Kitas klausimas. Kas priklauso tik jums, bet jį visi kiti naudoja nuolat? O kodėl po vieną negali sakyti? Nuo mano lango lik tavo durų 1000 varstų. Per visą naktį po visą miestą šešėlių žingsnių. Švaistūnas klevą žvangantį auksą pavei žarsto. Iš lapų saujos rudenio saulės nebesurinks. Nuo mano delno lik tavo skruosto prieblandos vėsios. Šešėlių žingsniai užburtas rūmas vaiduoklių aidas. Per visą naktį lik Tegul šis ugnies židinys suteikia mums stiprybės, šviesos ir ramybės. O ugnis, kaip amžinas gyvybės simbolis, pašalina visas negandas ir rūpesčius. Laužas tai mūsų šventė širdis, kur susitinka praeitis ir dabartis, kur mes paliekame savo rūpesčius ir išleidžiame į liepsną viską, kas trukdo mūsų laimei. Kviečiame visus prie šventinių laužų.
beržų, kaip ir šiuoja aplink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Prie kiekvieno buvau pasėdėjęs kadais. Su draugais dainavau ir mašiau su draugais. Nuo kiekvieno širdį kaip pirštelę nešu. O mane kurie drįsta ieškoti to stebuklingo žiedo ir pasinerti į magišką šios nakties paslaptį. Nesakyk papulai, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakely, vien liepsnoja laužai. Valio, porą paparčių žiedų radome. Būsit laimingi šiais visais ateinančiais metais. Bet ir graži tradicija vainikų plukdymas. Kiekvienas iš mūsų, kaip ir mūsų protėviai, su savo rankomis padarome šį gražų simbolį vainiką, kuris neša mūsų norus ir svajonės vandeniu, kad jie virstų realybę. Ši joninių naktis įkvėptų jūs ir džiugintų dar ilgai. Tegul šviesa, kurią šiandien kūrėme kartu, lydi jūs visus ateinančius metus. Ačiū visiems, kurie Metas tau atsikelt ir į dangų savas akis pakelt. O ar